Sveiki, mėly mūsų sekėjai, su jumis ir vėl Gija. Sugrįžtam kaip visada, tik šį kartą šiek tiek atsinaujinę, išbandome naują video formatą ir nuo šiol kalbiname gatvėje žmonės mūsų pasirinkta tema. Bet apie viską nuo pradžių. Šį kartą kalbėjome tema laisvė. Kas yra laisvė? Klausėme žmonių gatvėse. Na, iš tiesų, kiekvienas savaip suvokia laisvę per jausmą arba turi skirtingą suvokimą, bet jeigu pažiūrėtumėm, abstrakčiau, tai vis dėlto išsiskirtų keletas pagrindinių tokių suvokimų, kuriuos turi žmonės. Kyla klausimas, kaip mums susikalbėti, jeigu mes tarsi kalbame skirtingomis kalbomis. Pavyzdžiui, dabartinėme lietuvių kalbos žodyne, paskutinėme leidinyje 21 metų, tai naujausia, ką mes turime, laisvė yra apibrėžiama 4 būdais. Tai pirmas – nebuvimas apribojimų, varžančių visuomeninį politinį gyvenimą bei visuomenės ar atskiro jos nario veikimą, nepriklausimas. Antras variantas, ką galima laikyti laisvę, tai yra teisė nevaržomam reikšti savo, kolektyvo ar visuomenės nuomonę ir ginti reikalus. Trečias variantas, kurį duoda mums žodyną, yra, kad laisvė tai yra turėjimas valios daryti, ką nori. Ir ketvirtas – buvimas neuždarytam arba galėjimas be suvaržymų judėti. Taigi pažiūrėkime, ar kai kurie, arba galbūt visi šie laisvės apibrėžimai atsispindi ir mūsų pakalbintose žmonėse. Mes norim paklausti, kas jums yra laisvė? Laisvė yra... Čia suklus klausimas. Laisvė nėra taip, kad eini, darai, ką nori ir chaosą ten plinti po pasaulį. Laisvė yra daryti, kas daro tave laimingą, gali daryti, ką nori, bet reikia suprasti, kad laisvė tai mūsų didelė priklausomybė ir tai yra nepiktnaudžiauti laisvę. Tai pavyzdžiui, su Klaudijos žodžiais, kad laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems, tai jūs sutiktumėte? Aš sutikčiau, taip. Nėra nusikaltimai, kurie kitiems žmonėms nekenkia, ar mano nuomonė yra nenusikaltimai. Taip gali tave kenkti, bet čia jau tavo atsakomybė. Taip. Tai pavyzdžiui, Bernardas Šo irgi kalba apie laisvę ir atsakomybę ir sako, kad būtent laisvė yra atsakomybė ir štai kodėl dažnas jos bijo. Tai ar manot, kad tai irgi yra tiesos? Aš manau, tikrai yra daug žmonių, kurie bijo tikros laisvės ir jiems lengviau yra tiesiog pasiduoti autoritariniam režimui ir eik ten daryk šitą ir tikrai lengviau yra. Taip. Bet nebus laisvės. Tai už laisvę reikia pasiaukoti, kai mes matėme per istoriją. Daug žmonių yra pasiaukoję ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir visur. Ir aš dėl jų labai dėkingas esu. Ar laisvė tai yra tiesiog viskas darimas bet ką, bet kaip ir bet kada? Ar vis dėlto galbūt laisvė turi kažkokias ribas? Turėtų turėti ribas. Laisvė tai nėra apribojimų. Tai jautiesi viduj laisvės. Vat matau, išsiskyrė šiek tiek. Vienas turi kažkokius apribojimus, kitą kartą neturi. Tai, pavyzdžiui, toksai Klaudijus yra pasakęs, kad laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems. Tai kaip jūs manot? Tai yra tiesos ar nėra tiesos? Ar sutinkat ar ne? Aš tai taip. Taip sutinku. Jeigu nekenkia kitiems, taip. Jeigu laisvės per daug ir tikrai kažkas nuo to kenčia, tai manau, turėtų būti riba. Va, tai manau, kad jūs vis dėlto radote tą tašką, kai sutarėt, kad vis dėlto yra kažkokios moralinės ribos. Tikrai. Ar jūs pati jaučiatės laisva? Taip. Jaučiatės? Taip. Ar manot, kad ir kiti jaučiasi laisvi Lietuvoje arba pasaulyje? Už visus kitus tai negaliu atsakyti. Nėra žmogaus, kuris nemylėtų laisvės, bet teisingasis jos reikalauja visiems, o neteisingasis vien savo. Aš žinau, kaip pasakyti, bet man pačiam laisvė yra laisva šalis. Ta prasme, tavęs nevaldo valdžia ir tu negali daryti, ko nori.
yra taisyklės ir visa, bet gyveni kaip tu pats nori, ne kaip kažkas nori gyventi. Manai, kad, pavyzdžiui, Lietuva yra, pavyzdžiui, viena iš tų šalių, kur mes gyvenam laisvai? Tai jo. O pavyzdžiui, Nevaldo kažkas, kad, pavyzdžiui, to negali daryti. Tu gyveni, tu pasirink gyvenimą, kokį pats nori gyventi. Freedom for me, just for, Yes. part of the future German brigade. For me, it's hard to describe, it's more like a feeling. So when everybody can live more or less as equals, so such a thing says everybody has their beliefs, and that's okay. But even though they have those different beliefs, they live together. Because we're not just one nation, we're one people. That's what I think. Okay. And that's part of the reason why I'm here. Kas jums yra laisvė? Laisvė? Taip. Viskas, kas viskas. Gyvenimas, viskas, absoliučiai taip. Viskas yra laisvė. Taip. Tai kaip suprantu iš šito, kad jūs pats jaučiatės laisvas? Aišku. Gerai. Dirbantis žmogus ir taip ir padarbovo laisvas, absoliučiai. Taip, Skraidau visur, kaip sakoma, gyvų. O kokia jūsų vis dėlto būtų nuomonė? Ar manote, kad laisvė turi, pavyzdžiui, ribos ar neturi? Nu, jeigu tu uždaroj teritorijai, tai nelaisvas, taip? Taip. Nu, jeigu ten kažkur tu ten uždaroj teritorijai, nu, supratau apie ką aš. O jeigu tu dabar va šiuo metu čia, tai tu laisvas, taip. O ir laisvas. O pavyzdžiui, Matijas Klaudijus yra pasakęs, kad laisvė yra teisė daryti viską, kas nekenkia kitiems. Va! Tiesiu taikiniu, žmonių atsakymą. Tai sutinkat su jo Tai žodžiais. absoliučiai. Tai šitas jo pasakymas kaip ir uždeda tam tikras ribas ant laisvės. Taip, nu, kai kur taip, bet stengies laisvai gyventi ir viskas. Supratau. Taip, nu aš ko, laisvai. Man laisvė yra, kad žinau, kad nevyksta karas ir žinau, kad visi labai draugiškai gyvena ir bent jau bando gyventi ir visos šalis ir visi žmonės ir visos religijos ir visos orientacijos ir visi kitai rasės ir viskas, ta prasme, kad viskas eina linkme gerai ir politika irgi, ta prasme, eina į gerą, ta prasme, na, aišku, Laisvės partija nelaimėjo, bet senais geras, ta prasme, dalykas buvo, kad vis tiek yra galimybė jai laimėti. Tai man laisvė, ta prasme, aš džiaugiuosi, kuo aš gyvenu, aš džiaugiuosi, kad aš Lietuvoje gyvenu, man patinka Lietuvoje gyventi ir man kol kas viskas čiki-piki. Super. Tai va. O galėčiau dar vieną citatą perskaityti? Taip. Nėra žmogaus, kuris nemylėtų laisvės, bet teisingasis jos reikalauja visiems, o neteisingasis vien savo. Sutiktum ar ne? Manau, jo, sutinku, taip. Gerai. Laisvė tai yra neapribotas veiksmas kažko. Neapribotas. Tai tu manai, kad laisvė neturi ribų, jokių? Tačiau reikia gerbti ir tai yra labai slidus dalykas šiaip. Taip. Tačiau, neapribotas veiksmas kažko veiksmas, kur tu gerbi kito ribas. Jeigu kalbame apie kažkokių valstybių suverenitetą. Žiūrint labai skirtingas, Taip. Viską tu teisingai laisvė gali būti sakai. interpretuojama skirtingose dalykuose. Taip. Skirtingai. Taip. Bet, pavyzdžiui, pakalbėjom, kad yra kažkokios tam tikros moralinės, taip sakykim, ribos, kad nekenkti kitiems, taip. Bet, pavyzdžiui, George'as Orwellas yra sakęs, kad laisvė tai yra teisė sakyti žmonėms tai, ko jie nenori girdėti. Čia toks jau peržengimas tų ribų, ar vis dėlto manai, kad tai irgi yra laisvė? Žiūrint, kaip tu tai sakai, ko nenori girdėti. Nes jeigu tu sakai, ko nenori girdėti ir tu gerbi kitų ausis arba tiesiog valią klausyti arba neklausyti, tu gali viešai sakyti. Tai tu taip manai, tarsi, mandagus toks pasakymas. Tu esi laisvas sakyti tai, ko nenori, tačiau tu negali paveikti kitų laisvės. Laisvė. Gražus žodis laisvė. Aha. Mėgstu laisvę. Nes vis tiek turbūt jūs esate ir vienokiuose amžiuose gyvenus ir kitokiuose, tai vat jūsų toks irgi būtų mums svarbus įsivaizdavimas, ar pasikeitė ta laisvė, ar daugiau jos, ar mažiau. Daugiau laisvės. Daugiau. Aš 44 metų gimimo jau mačius tuoj po karo antro pasaulinio, tai buvo visai kitokia laisvė, dabar kitokia laisvė, jūs gyvenat visai gražiam pasaulyje, kaip sakyti. Gerai, aš dar galima jums vieną citatą perskaitysiu. Taip.
Laisvė nėra tironijos ar priespaudos nebuvimas. Laisvė nėra ir leidimas daryti, kas patinka. Laisvė yra skirta tiesai ir išsiskleidžia tada, kai žmonija ieško tos tiesos ir jie gyvena. Čia vad gražus tas posakis tiesa, reikalinga tiesa, aš mėgstu tiesą, taip kad reikalinga tiesa. O galbūt net atspėtumėt, kas šitas žodžius sakė? Nelabai. Mes kaip tik esam prie bažnyčios, o šitas žodžius sakė Jonas Paulius II. Jonas Paulius II gali būti, taip. Gerai, ačiū Jums labai, kad sutikot. Labai. Na štai, pažiūrėjome, ką atsakė žmonės gatvėse, ką jie mano laisvės tema. O ką Jūs manot? Kokie Jūsų pastebėjimai, kokios mintis kyla? Šiaip labai fainas formatas, kad Jūs paklausinėjot ten žmonės. Ir kadangi labai plati savoka, tai labai platus ir atsakymai. Tai man turbūt toks ikoniškiausias buvo merginos atsakymas apie Laisvės partiją, kaip dabar ta partija pramušė laisvės savoką ir ją sugretino su viena partija, kurios laisvės yra nelabai tokios, kaip pasakyti, laisvos, kurios ten labai yra susijusios su kitų žmonių ribojimais, pavyzdžiui, kaip neapykantos kalba. Ir kad jeigu tu nepritari jų idėjom, negali reikšti tos nuomonės, tai labai įdomus aspektas, kad žmonės gretina laisvę su tokiais dalykais. Tai man šitas labai įdomus niuansas buvo. Ir labai ten gerų buvo atsakymų. Vaikinukai labai įdomiai atsakinėjo. Ten vienas filosofavo, kad laisvė turi ribas. Kaip jis sakė? Tas, kur sėdėjo ant suoliuko. Sėdėjo ant suoliuko. Šviesiaplaukis ar tamsiaplaukis? Šviesiaplaukis. Dabūt buvo šviesiaplaukė. Ne, tas, kur grupiai sėdėjo, ar vienas? Kur vienas? Tas vienas, man atrodo, kur... Jo, jisai labai gerai tam šnekėjo. Jo, kas jums užkliuvo. Jo, irgi sutinku su tuo, kad vis dėlto laisvė turi savo ribas, nes dažnai kažkaip žmonės, kai išgirdi žodį laisvė, sako kažkas, kad, irgi kaip mergina irgi minėjo, kad, tai nėra apribojimų kažkokių, kad tai daryk, ką nori, bet irgi ten buvo gera citata ir panaši citata yra Emanuelio Kanto, kad mano laisvė baigėsi tenai, kur prasideda kito asmens laisvė. Tai kadangi laisvė yra vis tiek, man atrodo, kad čia daug kas minėjo, kad yra siejama su žmogaus atsakingumu ir kad tu negali tiesiog peržengti ir įsibrauti kito žmogaus laisvės zoną, taip sakant. Šiaip buvo daug atsakymų, ne, į tą pusę, kas taip atsakinėjo. Gerai, kad suplaukėt. Net ta mergina, kur Laisvės partija remia, irgi, man atrodo, pritarė tai citatai, kad ten labai graži citata buvo, kur... Tas, kuris nori kitiems, yra teisingas, o tas, kuris vien savo šiaip yra neteisingas laisvės požiūriu. Tai labai gerai citata. Kas jums dar užkliuvo, koks mildai patiko? Na, aš šiaip gal sakyčiau, kad kai pripuolė taip iš karto išklausė apie laisvę, tai visi dažniausiai atsakinėjo apie kažką susijusią su judėjimu, kad laisva šalis, ten aš galiu išvažiuoti, ten va šitą, šiaip turbūt aš irgi pati prigauta gatvį tą patį atsakyčiau. Ir tada Dimena su tom citatom bando išjudinti biškį kažkokį į kitą pusę, kad pavyzdžiui, kad tas, kad kai tu savo tik tai laikai tą laisvę, kaip ten yra, ir toks jaučiasi, kad jie nori tarsi išprovokuoti su šitom realiam šiuolaikiniam kažką, kas vyksta šalyje, bet nelabai kas užsikabino iš tikrųjų šitą, ar ten tiesiog ar netėjo į galvą kažkokias mintis, ten būna kokiu nors tam tikros mažesnės grupės ar diskriminacija, ar nustumimas į paribius, aš manyčiau, kad šitoj vietoj norėjau kažkokį tokį atsakymą išgirsti, o dėl tos mūsų laisvietės, tos, kurie aptarėm, tai kažkaip, iš pradžių ten viskas gerai, ten kol prasidėjo tos orientacijos su rasėm maišytis ir tada jam taip pasakė kad gaila, kad ta partija prapylė
rinkimus ir aš taip galvoju, kažkaip labai liūdna, kad ėmė žmogus ir taip kažkodėl apie tą politiką nusuko ir taip tokiam kažkokiam labai lėkštam lygiai, kad, ta prasme, kad vat, jau sustojo gyvenimas šiandien, ta prasme, nu nesustojo. Nebebus laisvės. Va būtent, ir toks vat atrodo, šiaip dar, kai pasiklausai tos ir dabar vat, po Trumpo laimėjimo, net ten eini ir visi, ką darysim, ir aš taip klykė. Taip, ir taip galvoju, ir net ir čia Lietuvoje, čia net ne Amerikos piliečiai, ir taip galvoju, tai ir kas tau šiandien meteoritas nukrito, tau absoliučiai tavo gyvenime įtakos neturės, tau net šiaip mūsų politinė sistema nelabai turi įtakos, kaip tas, kur sakė, kad valdžia manęs nevaldo. Ne, šiaip, iš tikrųjų, tai taip, tu tiesiog sudalyvauji rinkimuose, daugelis sudalyvauja ir gyvena savo gyvenimą, viskas. Tuom ir baigėsi, tik tai daugas, tik keli pasidomi, kaip toliau ten virtualiuojasi tas valstybės gyvenimas, bet... Jo, ten kas iš tos leftistinės pusės su ta laisvė sieja, pavyzdžiui, irgi yra labai didžiulis jam klausimas dėl aborto. Mačiau, aš tik neidentifikavau, kur ten vyko kažkur užsienį didžiulis maršas moterų už abortą ir jos tai supranta kaip laisvę. Ir jeigu apribos politiškai abortus, tai tada jos supras kaip nelaisvė. Tai toks labai... Ir tas žiūrėsiu, kad dabar rinkimai buvo ir šitos, man atrodo, šitos Kamalos, ne? Čia vienas iš šūkių tada buvo va šitų laisviečių irgi, ne? Apie tą abortą ir taip pagalvoju, ta prasme, tiek daug yra apie ką kalbėti, bet jie pasirenka apie šitą, ta prasme, apie žmogžudystę. Aš kiek žinau, kad tiesiog mano sesė pasakojo, kad Trumpas nori įstatymuose uždrausti visus abortus, net tuos abortus, kurie yra susiję, kai... Su prievarta? Jo. Taip. Tai dėl to buvo, jau galima ir statistika, nemažai buvo ir prieš Trumpą, tai ten viena iš priežasčių tų buvo. Šiaip dabar, apie tos abortus, man, pavyzdžiui, visada atrodo, kad didžioji dalis tų žmonių, kurie už tai kalba, iš tikrųjų nėra turėję vaikų ir nėra jokios prievartos patyrę, bet taip savo ateina, kaip į tuos paradus, ne, birželio mėnesį, tengi pusė dalyvių būna hetero, ne homo. Jo. Tiem, kuriem net šiaip nelabai rūpi ir nelabai koreliuoja šitas klausimas, bet taip, iš esmės apie abortus kalbam, man čia jau iš karto yra ta riba, kai susikerta laisvė ir kai jau nėra toks jau tavo laisvė, kaip ta prasme, kaip tavo, bet jau tu lieti ir kitą žmogų. Tu lieti, jeigu esi moteris, tu lieti tėčio laisvę, tu lieti naujo žmogaus laisvę, čia ribojasi net du žmonės. Ir dar į Mildą šiek tiek pakomentuosiu, kur sakei, kad žmonės neatsakė, ko tu tikiesi. Tai turbūt žmonės ir nėra laisvi. Ta prasme, rimtai. Žmonės save riboja atsakyti tai, ką jie galvoja, jie atsako būtent tą tokį... Bendriniam frazėm, ne? Bendriniam kažkokiam frazėm, kas pirma, aišku, šauna į galvą, tas normalu. Bet iš esmės irgi šiek tiek pafilosofuot kažkaip pasakyti. Išskyrus tą vieną vyruką, kuris buvo laisvas, dirbo po darbo, jis dirbantis ir laisvas. Bet labai įdomus kampas žmogus, kad jis sako, jisai laisvas, nes jis dirbantis. Reiškia, užsidirba pinigų, esi laisvas. Kitiem būna, kad darbas, ten vergovė kažkokia. O žmogui čia normaliai laisvas darbas. Man patiko jau požiūris. Štai dar palam galvoju, ar čia šiandien Deimeno buvo, kur atsiuntų savokų, ten buvo įrašyta, kad laisvė yra teisė. Ir aš taip, dabar gal tu nerasi, bet žodžiu, aš taip pagalvojau kažkaip, kad dar galima pasakyti, kad šiaip realiai tai yra atsakomybė. Ta prasme, kaip ten tos ribos, bet atsakomybė ten kažkaip elgtis su kitais, su savimi. Tada irgi šitas kaip abortus palietėm temą, tai irgi ten pas visus ta bioetikos ta tema, ar ką reiškia tas, ar čia žmogžudystė, ar kokios ten savaitės, ten kokio amžiaus tas vaikas, ten visą kitą, ir kada čia galiu skaityti, kad aš čia laisvai pasielgiau, kada čia šiaip nusikaltimas, bet niekas nekalba apie tai, kad čia iš esmės yra nusikaltimas.
ten nereikia tau sulaukti teismo į šito įveiklinimo, kad čia nuo tada iki tada. Tai Man tai dar įdomu, kad niekas nepalėtė tos laisvės temos iš tos pusės, kad čia yra tavo vidinė būsena. Tik, nes vat kaip ir tas pats grįžtant prie to pačio vyruko, kur sakė, kad dirba ir yra laisvas. Jis tik, jeigu jis jaučiasi laisvas, tai jo nieks nepririš. Čia tas pats kaip ir žmonių, kurie į koncentracijos stovyklas uždaryti būdavo. Tai vis tiek kažkaip sugebėdavo, labai buvo tokia gera knyga Franklio yra apie tą koncentracijos stovyklą, kaip tu gali išlaisvinti savo protą, kažką savo nusistatyti. Aišku, čia gal ne ta bendrinė laisvė, bet realiai, jeigu tu išlaisvini savo mąstymą, tu gali išgyventi net koncentracijos stovyklas. Tai laisvė didelė dalim, manau, yra ir tas vidinė tavo būsena. Tu čia dabar, kai užsiminė apie Franklį, tai aš irgi skaičiau vasarą tiems World Youth Alliance mokymams. Ir ten irgi buvo prie laisvės temos labai daug skyrių iš to jo teksto ir ten buvo apie tą jau, kur paskutiniai skyriai apie išlaisvinimą stovyklos ir kad man ta labiausiai vieta sugrojo, kad jisai ten su kažkuriuo ten kaliniu, jie dar, kai buvo išlaisvinimas, dar vis tiek trynėsi aplinkui ir išėjo į kažkokius laukus grūdų ir vienas iš tų kalinių tiesiog pradėjo ten viską mindyti, daužyti, ir tas pagrindinis veikėjas sako, kodėl, sako, taip darai, čia, ne tavo, ten, čia kažkas dirbo, vis kita, ir jis sako, kodėl tu man aiškini, aš jau visą laiką buvau uždarytas, sako, man tu čia net neturi teisės aiškinti, varžyti laisvės. Ir dar atsimenu, tada man Florija sakė, kad tas labai svarbus Franklio tekstas, nes jisai rašo apie žmogų iš tikrųjų, kuris turi išlikti laisvas išėjęs iš stovyklos, o labai daug žmonių šito nesugebėjo padaryti ir, pavyzdžiui, aš tada irgi jo paklausiau apie, mums buvo, atsimenu, mokyklų išduotas Primo Levi, ten buvo italų žydo tekstas, į tai žmogus, kuris irgi prabuvo koncentracijos stovykloje ir aš šito nežinau ir tada Florija man pasakė, kad jisai parašė tą knygą ir nusižudė. Tai labai daug yra tų, kurie grįžo iš koncentracijos stovyklų, parašė galbūt tekstus arba neparašė, bet daugelis iš jų nebegalėjo gyventi pasaulyje, į kurį grįžo. Čia toks įdomus fenomenas. Tai tada ir gauna susiveda tas tavo vidinė būsena. Kažkaip dar irgi pagalvojau prie tavo Rūta grįžtant, kai sakai, kad tai yra vidinis jausmas. Bet man atrodo, kad dar šiek tiek laisvės siejasi ir su drąsa. Pirma, tu turi jaustis laisvas, žinoma, viduj, bet tuomet turi turėti drąsos ir elgtis laisvai. Žinoma, su visom tom moraliniam ribom, kad tu nekenki kitiems. Bet iš esmės, kas iš to, jeigu tu, tarkim, nežinau, jausies laisvas viduj, bet išėjęs į gatvę ar kažkam paklausus ar dar kažkur pritapsi prie visos bendros nuomonės. Tai reikia, man atrodo, čia irgi siejasi šitos dvi. Ir čia labai dar gražiai sukoreliuoja su vienu atsakymu iš tų interviu, kur vaikinas sakė, kad labai priklauso, kaip pasakai. Tu gali pasakyti, bet labai priklauso, kaip pasakai. Tu tą patį dalyką gali ištransliuoti ten taip, kad ten, nežinau, žmonėm plaukai pasišiauš ir ten susipyksi su visais, arba tu gali mokėti pasakyti ir būti savim, išreikšti savo nuomonę, bet neįžeidžiančiai turbūt. Aš tai taip pat sutinku. Aš irgi taip manau. Tai čia jau toks man labai laisvo žmogaus bruožas, kad tu gali būti savim, pasakyti savo nuomonę ir dar ir nesislėpti ir dar kitų neįžeisti. Mes čia nudreifavom. Apie valstybę, apie valstybės. Ai, dar prieš valstybę aš dar į babytę. Tai, žodžiu, ir tas buvo, kur paskutinis įrašas, tenais, kur buvo Jono Pauliaus citata. Ir prisiminiau tą, kur mes su Deimena skaitėm knygą, Totalitarizmo psichologija, ir kur mes buvom pristatymę tos knygos nuėję. Ir jinai irgi tada pasakė, kad jai laisvė kaip ir su tiesa ten ta, žinai, siesi. Ir atsimenu, kaip jisai tada per tą pristatymą sakė, kad tiesos visą laiką reikia ieškoti ir jinai niekada tau negali priklausyti, nes kai tau atrodo, kad tu čia surandai, jinai išsprūsta iš rankų ir vėl tu esi nuolatiniai paieškoti. Man atrodo, kad su laisvė turėtų tas pats būti, nes pasakyti, kad aš šiandien laisvas ir po to, jeigu pradėsi giliau galvoti, tu ten, tarkim,
iš tikrųjų nesi laisvas, ten tave riša kokie nors šeiminiai santykiai, kokie nors darbo santykiai. Ten, ta prasme, tu tokiam norėtum išnykti ten kažkur. Bet ir čia, ar čia yra nelaisvė? Santykiai. O jeigu jie tave varžo, tai va, žodžiu, tai tu pastovi turi ieškoti tos laisvės santykios. Tai Tai tada vėl grįžtant prie pradžios, ar atsakomybės ir pareigos yra nelaisvė? Ar laisvė? Kas yra pareigos? Čia tikriausiai vieni iš sudedamųjų laisvės dalykų, nes Arba čia yra tas, kas įprasmina laisvę, nes šiaip laisvė būtų, ta prasme, bereikšmis buvimas šypso, ne, ten kažkur, nieko neveikia, sėdi, o tada va, tos atsakomybės jos tave įriša, nejaudini visą gyvenimą ir tada ta prasminga laisvė pasidaro. Man atrodo, kaip ir pati Uta minėjo, labai teisingai klausimą užklausai, bet tu taip ir pasakei, kad laisvas žmogus, kai jau yra kai kalbėjo apie brandą laisvo žmogaus, kad jisai prisiema atsakomybę ir ten kalba, moka ir save išreikšti ir dar pasakyti gražiai ir mandagiai. Čia tas taktiškai. Tas pats, jeigu ten kokios pareigybės ar ten darbas, tarkim, yra tau, kaip traktuoji nelaisvę, tai tada, jeigu tu savo kažkokias pareigybės priimi ne kaip kažkokią naštą, o kaip, malonu, patinka tau eiti darbą, džiaugies patinka eiti, tai tu taip ore apsiverti ir laisvas palieki. Jeigu pripažįsti, kad tas dalykas, kurį turi atlikti, tau patinka ir tu jį darai su džiaugsmu, tai tu realiai laisvas palieki, nes tau viduj nebegroja tas, kad tau čia, dabar kiekvieną dieną keltis, eiti darbą, pinigų reikia, per mažai jau visada. Tai va, tas kažkaip susiriša. Dar vienas toksai kaip laisvės suvokimas, kurį irgi žmonės pastebėjo ir išreiškė, buvo susijęs su valstybe. Ir irgi buvo atsakymų, kur kalbėjo, kad valdžia tavęs nevaldo, kad valstybė yra laisva. Tai irgi gal pakalbėkim šiek tiek apie valstybę ir jos suteikiamas laisvės. Ar jūs manot, kad, pavyzdžiui, yra kažkokios ribos, kur irgi, pavyzdžiui, valstybė turėtų, tik tiek galėtų leisti arba ten tiek neleisti kažko? Šiaip valstybės pririšimo nelaisvės formų yra, aš manau, viena iš jų yra mokesčiai, kurių tu negali išsisukti. Realiai tau yra kažkas sugalvoja kokį nors mokestį, kurie kartais būna visiškai absurdiški. Ten įvinioti į kažkokį gražų pavadinimą, biurokratinį ir tu nemokėk jų, kas tada bus. To negausi ten, arba kažką atims, arba ten dar, Tai toks čia valstybės, nežinau, laisvės forma viena yra mokesčiai. Teoriškai, tai jeigu būtų viskas idealu, tai mokesčiai, tai būtų, ta prasme, jeigu tas, kas gaunama iš mokesčių, būtų paskirstama gerai, pagal visas tam taisyklės ar tai toliau, nežinau, tai galbūt ir būtų prasmė tų mokesčių ir viskas būtų gerai, bet kai jau valdžioje stovintys žmonės piknaudžiauja tais mokesčiais arba neišnaudoja tuos mokesčius teisingai arba, pavyzdžiui, ten pagrobė iš to mokesčių, tada tai jo. Išeina taip, kad čia žmonėms kančia ir jie nemato, ta prasme, prasmės tų mokesčių. O tai jeigu, pavyzdžiui, nežinau, ten toj pačioj Suomijai, ten irgi moka labai didelius mokesčius, bet viskas eina ten į viešumą, ta prasme, ir bibliotekos ten didžiulės, ir ten transporto, man atrodo, irgi ten kažkas arba nemokamas, arba panašiai kažkas. Jo, koks tas teisingumo lygis yra, kiek tau pačiam palieka būti laisvam ir kiek tu gauni ir kiek pasiema. Tai, man atrodo, yra tų statistikų, kur tikrai ir parodo, kiek yra surenka mokesčių nuo žmogaus algos ir kiek yra paliekama žmogui. Tai pas mus tas yra labai žemumose. Aš dar prie ko norėjau prilenkti, nes yra tokia žmonių grupė dabar,
kuri, nežinau, netaip seniai susiformavo, kurie yra suverenai. Ir aš taip suprantu, kad išsilaisvinant tos visos valstybinės sistemos, kad tu moki kažkam, tik tai nežinau, kiek tas visas konceptas gali gyvuoti, nu, kaip ir ten šnekėjom, kas yra laisvė, kas yra ribos, nu, kaip ir tu jau nesi laisvas, tu gimsti piliečių ir tu turi mokėti mokesčius, ten sueina tau pilnametystė, tu ten turi mokėti mokesčius, čia jau tavo tokia gaunas kaip pareiga ir tada yra žmonės, kurie iš to viso išeina ir toks vat, ir jie nemoka mokesčių, bet nėra to bendro kažkokio paskirstymo. Tai va tas laisvė, nelaisvė, toks valstybinis mokesčių niuansas. Dar galiu šiek tiek kitaip šitą temą pakreipti. Tai pavyzdžiui, jeigu grįžtume prie liberalių pažiūrų žmonių, kad jie dabar, na, sakykime, na, liūdi, kad na, ten negalės vartoti narkotikų, ten negalės viešai orgijose dalyvauti ir ten negalės, žodžiu, visokių kitokių dalykų daryti. Tai čia toksai klausimas iš mano pusės toks būtų. Ar jums, pavyzdžiui, atrodo, kad tai jau yra nelaisvė, kai valstybė, tarkim, draudžia vartoti narkotikus, ar vis dėlto tai čia jau laisvės jau suvaržymas? Man apskritai tos visos žmogų žalojančios, nežinau, priemonės, ar kaip jos pavadinti, ar medžiagos, jos savy apskritai neturi laisvės. Čia yra, nu, priklausomybė. Ir kai ten tau valstybė leidžia imtis priklausomybių legaliai, tai čia toks perpintas kažkoks įvyniotas laisvės suvokimas, kuris realiai tavęs prie jokios laisvės nepriveda. Galiausiai baigsis kažkokia priklausomybė, ar tai prie kažkokių medžiagų, ar prie, kaip tu sakai, orgijų. Priklausomybė čia irgi čia toks didelis apribojimas. Kas tai? Priklausomybė čia yra irgi toks, nu, didelis apribojimas, taip sakant, nuo kažko. Tai va, aš kažkaip ir mąstau, kad jeigu tai yra žalojančios medžiagos, tai jau irgi nebėra laisvė. Nes priemonės. Jo, jeigu ten, nežinau, tai dabar visi turėtumėm po branduolinį ten kokį ginklą ir tada bet kada ten gali sužaloti kitus. Dar kitas dalykas, kas yra, ar tu tikrai laisvą valią pasirenki vieną ar kitą dalyką vartoti ar daryti, ar tau tas yra kažkaip įprogramuojama. Vat čia dar yra kitas kampas. Kodėl tu vartotum narkotikus? Nu, kodėl žmonės vartotų narkotikus? Gal kažkas ten dėl kažkokios pritapimo prie kažkokios grupės, kažkas ten kažkur kažką pamatęs nori būti kaip kažkas. Ir ar tu vėl esi laisvas, jeigu tau kažkas įpiršo šitą dalyką. Čia vėl gaunasi toks suformuotos kažkokios nuomonės dalykas, kuris vėl ta laisvė tokia abstrakti gaunasi. Man atrodo, daug yra iškreiptų požiūrių laisvę. Laisvė antiek abstraktus šiaip žodis. Kaip kas jį supranta, bet, turėtų kažkur būti slypėta tiesa, kokia į tą laisvę. Man tai kažkaip tavo čia, kai su valstybė, kad susiję, tam tie, tai mes kalbėjom apie tuos, kad ko ten jie siekia narkotikų įteisinimą, tai vienas, jie skaito, kad jų laisvė yra tuomet, kai įteisina kažkokius ten tuos savo pasirinktus parametrus. Taip tarsi jau šiaip patys jie žinotų, kad jie yra negeri. Todėl jiems reikia įteisinimo, bet jie staiga pasidarytų teigiami. Tau reikia, kad kažkas patvirtintų. Nors šiaip tas noras įteisinti jau rodo, kad tai, kad tu ten nori, tai yra, negerai. Nes jeigu būtų gerai, tai būtų laisvė ir tam nereikėtų tam papildomo valstybinio įsikišimo įteisinimo. Irgi tokia mintis kilo apie laisvę, kuri yra tiesiog iš prigimties. Tai jeigu tau reikia, kaip tu sakai, tai taip tada. Prigimtinės laisvės.
Man dar irgi tokia mintis, grįžtant prie valstybės, įstatymų, kur yra ta riba ir grįžtant prie tų gerų, blogų dalykų. Tai taip irgi pagalvoju apie maistą ir apie maiste naudojamas visas medžiagas, chemijas. Tai man atrodo, čia jau yra riba, kai yra leidžiama visos tos chemijos, kurios po to kenkia. Man atrodo, kaip tik turėtų būti ta laisvė būtent iki tos ribos, kai tu nekenki. O jeigu tai jau yra kenkimas, tai jau turėtų būti, kaip sakant, turėtų būti ribojamas. Ir vat jeigu narkotikai yra kenkia žmogui, tai ir turi būti ribojamas. Tai aš tą valstybės tokį laisvę, nelaisvę, ar čia yra nelaisvė, kad tau neleidžia vartoti narkotikų, tai man atrodo, kad čia yra, ne tai. Tai yra būtent ta riba, kai jeigu tu ją peržengi ir tai yra žalojimas, tai tada tai nebėra laisvė. Grįžtant dar prie maisto, šiaip įdomi tema, kad sudėti tie visi dalykai negeri ir maistą ir iš kitos pusės mes esam laisvi pasiskaityti etiketę, bet kiek mes etiketę skaitom. Ir ar to etiketėj parašyta dar? Ar to etiketėj parašyta viskas, bet vien jau tai, kas parašyta, pavyzdžiui, aš dabar labai skaitau etiketės ir kai reikia prekybos centre išsirinkti maisto produktą, kad nebūtų kažko įtartino, žinok, labai sunku. Bet ta laisvė yra tavo pasirinkti, bet kiek žmonių tą tokią laisvę pasinaudoja, tarkim, į savo kažkokį sveiką mitybą. Turi laisvės ir tada ne visada jas turbūt išnaudoji. Dar toks įdomus kampas. Aš dabar pagalvojau tą, kur buvo Deimenos ta citata apie tą, kad kai sieki laisvės kitam, tuo būdu tu esi teisingas, tai o jeigu tik, kitiems sieki tada teisingas, o jeigu tik savo, tada ne. Ir man tai šitas yra ryšys tarp gamintojo su savo tais ingredientais ir pirkėjo. 3 metus neganda, produktas. O jeigu pasakysi jam šitą, kad jisai šiaip yra neteisus ir čia, realiai vergovę su produktais padaro ir jisai pasakys, kad čia neapykantos kalba. Žiūrėk, ir pats būsi už bananintas po to žaidimai. Už bananintas. Nes tada paaiškės, kad pirkėjas pažeidžia tavo teisę gaminti su visom tručiznom tai viską. Kurios valstybė leidžia tau dėti. Jo, įdomu. Pas mus, man atrodo, Europoje žymiai griežčiau negu Amerikoje, aš taip suprantu, ne? Šitą irgi girdėjau. Jo. Koks ten tas F kažkoks ten, ta įstaiga, kuri aprobuoja viską. Į kancerogenus. Ta kažkokia, kur kancerogenus maiste aprobuoja. Jo, nes mes susidūrėm, pirkom blenderį ir sakė, kad amerikietiškas yra patvaresnis, bet nuodingas. Europoje gamina kažkokius kitus, bet su juo negalima plakti šaldytų braškių, nes suskils. Amerikietiškas nesuskiltų. Taip. Įdomiai. Pas mus grįžčiau ir Amerikai, ten jiem biškutį prasčiau žmonėm. Dar šiek tiek apie psichologiją, bet gal ir ne. O kas yra ten? Kodėl, pavyzdžiui, dėl hedonizmo, kad nori ten tų narkotikų, visą laiką būti malonumas, tai esu skaičius knygoje, kad žmogus apskritai turi būti visada, jeigu 10-baliai sistemai, tai turėtų būti ties 7 metų. Ir neturi siekto 10-tuko, nes tai irgi yra priklausomybė. Tu niekada nesijausi 10-tuke, nes mums normalu yra jausti 7-tuke. O čia kieno skalė, ta prasme, kas čia tas 10? Čia tiesiog, jeigu reikėtų žmogui įvardinti, kaip tu jauties, tiesiog prieėjus. Tai savo būseną? Jo. Tai visai visada... Šiaip logiškai hiper būna momentinė, tarkim, kažkas pasisekė, bet rytoj tai jau bus 9, nebe 10. Ir tada šakis. Amen, nebe 10. Nebe tobulą. Ida kalbėjo, kad 7 tu turi jaustis pilnavertiškai. Nes ta tokia pilnavertė vidutinybė. Tiesiog, kad tavo jausmai, tu niekada nebūsi visą laiką laimingas, bet niekada visą laiką liūdnas. Tu turi tame tarp tų jausmų jaustis pilnavertiškai. Bet taip yra. Nežinau kaip jums, bet pilnavertiškai aš jaučiuosi tiesiog būdama, o ne būdama labai laiminga arba būdama ten liūdna. Tikrai pilnavertiškumas tai yra, kai yra
balansas tarp jausmų visų. Ar čia kaip? Koks tavo klausimas būtų? Pilnavertiškumas, tai kaip suprantu pagal šią logiką, kad, kai yra balansas viduje. Jo, net tada nei tu ten labai hiper laimingas, nei labai hiper nelaimingas. Kai atrandi dalykų, laimę paprastuose dalykuose, kai tu jautiesi visada laimingas. Tai kaip tu visada būni. Bet ne, aš sakyčiau, kad aš, pavyzdžiui, nežinau čia kaip įsivelinti, teisingai, nes, pavyzdžiui, net man smulkmenos įvairius gyvenime gali atnešti laimę, kuri yra verta 10-tuko, tai aš tada, nežinau, kaip pagal tą škalę gali. Bet tu to nesieki visą laiką būti 10-tuką, tu naudojasi tuo 10-tuku, tuo momentu, bet tu toliau gyveni 7-te pilnavertiškai. O jeigu žmogus visą laiką siekia, kiekvieną dieną ten eina malonimas, vartoja narkotikus, rūko, geria, orgijose dalyvauja, tai jam visada 7-tų. Ir tada jisai varys, kol perdozuos. Taip ir perdozuoja. Sunkiai kažką. Bet čia tokia true, aš nežinau, taip. Psichologijos knygos taip sako. Ne, aš sugalvoju. Gerai. Ne, Anastasija, gerai. Ne, aš čia irgi apmąstymui. Ne, čia viskas taip. Tai tada pabaigai, jeigu jūsų užklaustų gatvėje, kas yra laisvė, kokia pirmoji asociacija būtų? Ką tu atsakytum, tavęs užklaustų, kas laisvė? Aš tai turiu būtent tą su Klaudija turbūt artimiausią suvokimą, kad man laisvė yra, kai tu gali, dar viena yra citata, kurios neatsimenu tiksliai, bet kai tu gali rinktis daryti, tai yra laisvė pasirinkti ir kai tu neperžengi ribos, kad tu žaloji kitą, bet su ta sąlyga, kad tai nėra kalbama apie žodinį. Taip, aš taip įvardinčiau, kad turiu tą tokią ribą, kad tai neturi būti visokie ten keiksmažodžiai prasivardžiavimai, bet jeigu paprastas, mandagus pasakymas žmogų įžeidžia, tai irgi grįžtant prie visų psichologinių knygų, ką jos sako, tai jos sako, kad taip kaip jaučiasi kitas, tai nėra tavo atsakomybė, nes tiek tas žmogus negali valdyti savo jausmų, tiek tu savo jausmų nevaldai, tai tu niekada negali žinot, kaip tas žmogus sureaguos ir vienas yra jautresnis, kitas nejautresnis ir šiais laikais apskritai žmonės yra labai jautrus ir įsižeidžia dėl bet ko, tai aš manau, kad būtent kai tu sakai mandagiai, bet tu nežiūri, ar ta žmogus, jeigu jisai įsižeis, tai čia yra jo asmeninis dalykas. O tavo laisvė yra pasakyti mandagiai ją. Jo, tas, kuris įsižeidžia, jis įsižeidžia, o ne tu įžeidai dažniausiai. Kaip kitom, kas yra laisvė? Kas Anastasija laisvė? Tai irgi tikriausiai sutiksiu su Deimela. Ir kad irgi tikriausiai atsakyčiau, kad laisvė yra galimybė padaryti pasirinkimą. Ir nepamiršti, kad šalia esantis tave žmogus irgi yra laisvas. Ir kad, kadangi vis tiek gyvename sociume tam tikrame, kad, svarbu išmokti komunikuoti teisingai su žmogum kitu. Tikriausiai taip. Jo. Kas maldutė laisvė? Man sakyčiau, kad jo irgi tas atsakingas buvimas, galimybė galbūt netgi pasakyti, išreikšti savo mintis, net jeigu jos kažkam nepatinka. Aš čia galvoju apie savo tekstus, tai jo, taip, tarkim, jie patinka man kažkiems 5 žmonėms, o visiems kitiems nepatinka, bet mano teisė yra juos pasakyti, o kaip jau jie ten sureaguos, ten užbanins, tai čia jau jų yra pasirinkimas. O šiaip laisvė. Jo, laisvė. Tai va, ir taip kaip malkutės vis ir juda. Tai šitas, o šiaip tai jo, tai aš irgi tą pasakyčiau, kad tu leidi kitam būti, nedraudi ir pats nepradedi, neužsiplėski ten kažko, nesiimi prieš tą žmogų daryti, nes jeigu apsiverstų situacija, ar tau patiktų, kad taip su tavim pasielgtų?
Jo, man tai, pavyzdžiui, kažkaip kiek, tai pagal, jeigu manęs taip staigiai užklaustų, tai aš turbūt sakyčiau, kad laisvė vis tik, kaip šnekėjom, vidinė būsena yra. Kad, kad ir kas bebūtų, jeigu aš viduje jausiuos laisvas, nieks iš manęs to netims. Aš gali per kojas ten surišti, bet jeigu aš viduje jausiuos laisvai ir manęs nepalauž. Tai va. Aš nežinau, čia reikės dėti ar nedėti. Yra toks irgi klausimas pamastymui, jeigu, pavyzdžiui, yra likimas. Ir jeigu, man atrodo, kad likimas yra, aš nežinau, kaip jūs man. Tai jeigu yra likimas, ar mes esame visiškai laisvi? Man atrodo, kad kartais nelabai. Kartais mes neturim pasirinkimą, arba atrodo, kad mes turim pasirinkimą. Bet tą pasirinkimą tikriausiai iš aukščiau irgi gali kažkas, ne tai, kad kontroliuot, o stebėt, gal moduliuot kažkaip, iškurti. Aš nežinau. Kaip aš galvoju, kad likimas yra tau duotos situacijos, o kaip tu tose situacijose operuoji, yra tavo laisva valia. Čia irgi taip būna. O, pavyzdžiui, yra situacijos, kur tu nelabai turi pasirinkimų, tu atvirkščiai turi labiau prisitaikyti prie situacijos tam tikros. Bet tai irgi tavo pasirinkimas yra kažkaip pasielgti. Bet ne predestinacija, ne. Jo. Nes predestinacija reikštų, kad tu neturi laisvos valios. Čia kaip per COVID. Kitas sakė, kad neturėjo pasirinkimų. Turėjo pasiskiepti. O jeigu, ten, pavyzdžiui, dirbi kažkokį darbą. Tu gali išeiti iš jo, bus sudėtinga, bet čia bus pasirinkimas kažkoks. Taip, nieks nenori išmesti darbo kataklizmas šitoj akivaizdoj, bet yra du variantai, tada tu susitaikai arba išeini ir į akmenuotą kelią, bet jo, čia irgi bus pasirinkimas. Dar apie vidinę rūtą laisvę priminė. Jo, man irgi taip atrodo, kad jeigu tu viduj esi pasiekęs to tokį laisvę, kai tu jau turi ir šiek tiek tos drąsos, ir nesvarbu, kad ten tave apribos, bet tu tuo laikotarpiu tave gali būti apriboję, bet jeigu tu viduj jau žinai, kas yra laisvė, tu tą laiką tiesiog prabūni, tiesiog po to vėl jautiesi laisvas. Tiesiog jau kai tu žinai, kas yra ta laisvė, tai tie apribojimai tiesiog išlieki jo laisvas, jeigu yra pas tave mąstymas jau išlaisvėjęs, vidinė būsena laisvė. Tuo šiandien ir užbaigsime mūsų diskusiją. Su jumis buvo Gija. Jeigu jums patiko mūsų diskusija, sekite mus, dėkite laikus ir komentuokite. Iki kitų susitikimų. Ate.